atgimė, bet dar ir ištekėjo už Olandų krepšininką, bei 3-3 rinktinės nario. Na, Kamilės vyras yra didžiulė žvaigždė savo šalyje ir Olandijoje yra mylimas, gerbiamas, nešiojamas ant rankų. Na, žmogus parvežęs olimpinį medalį. Tikrai tai yra už ką. Natūralu. Ir šie žmonės poroje, na, aš labai linkiu, kad, matyt, Kamilė neįsivaizduoja savo sūnaus nežaidžiančio krepšinio. Šis vaikas užaugs aikštelį. Tikrai. Čia turbūt išsivedusi Šventoraitė. 1-1. Labai sudėtingas metimas. Ir Šventoraitė, aišku, Turkijos rinktinės žaidėjos puikiai pažįstamos. Didžioji dalis bent jau jų, kadangi pati Eglė Šventoraitė yra žaidusi nemažą dalį savo karjeros. O Turkijoje, tiesa, praėjusiame sezone nei vienos lietuvės nebuvo Turkijos lygoje. Čia Laura Miškinienė pelnė taškus. Ir tai galima pažymėti, kad Turkijos čempionatas yra vienas stipriausių Europoje. Tokios komandos kaip Stambulo Fenerbahčė apskritai yra dominuojančios Europoje. Ir kaip tik Fenerbahčė ir tapo Turkijos čempione. 3-0 Mersino klubas buvo nugalėtas finale. Išvykusių išskyrus naturalizuota amerikietė Tiara Makovan ir vieną merginą, kuri žaidžia už Amerikos universitetą. O čia žaidimas 2-2. Tai Jocytė iki galo puikiai pasinaudoja Šventoraitės užtvarą Jocytė ir pelno dar 2 taškus. Lietuvės spurtuoja 8-3. Paminėjote, kad Turkės žaidžia namuose. Faktas, kad maža dalis jų yra svarbiausia žaidėjo savo komandose. Netgi jeigu taip atvirai sakant, didžioji dalis jų yra suolo krepšininkas ir tik dėl legionierių limito patenkančios į tos pačios Fenerbahčė, Mersino ar Galatasaray rotacijas. Na ir tos pačios geriausios Turkijos, kurios užima porą vietų aikštelį, vyks naturalizuota Turkijos žaidėja iš moterų NBA. Tikrai stilius pasikeis. Na čia kaip tik Bilgič ir buvo prie baudų metimo linijos. Antrosios nepataikė, pati susikūrė savo šansą papildomą. Čiurjo neišnaudoja. Turkijos moterų krepšinis savo geriausią laikotarpį išgyveno prieš kiek daugiau nei 10 metį. Tuomet Europos čempionatuose buvo laimimi ir medaliai, buvo ir olimpinės žaidynės. Dabar porą pastarų Europos pirmenybių jau netokios sėkmingos. 14 vietas dviejose iš eilės čempionatuose Europoje užėmė Turkės. Yra dalyvavusios olimpinėse žaidynėse. Čia irgi didelis pasiekimas yra 2012 metais ir 2016 metais, atitinkamai Londono ir Brazilijoje. Taip, Kuanitra Hollingsworth, apie kurią kalbėjome, dar buvo. Toje komandoje buvo viena iš tos rinktinės lyderių. Vėliau jau tai yra Makavan. Perėmė tos naturalizuotos amerikietės vaidmenį. Natiskaitė. Be abejo, žiūrėti, kaip Natiskaitė sugrįžta aikštelę ir jos metimas labai netaiklus dabar iš 3 taškų zonos. Nebuvo, reikia priminti, Natiskaitės toje Lietuvos rinktinėje, kuri iškovojo vietą Europos čempionate. Tikrai įspūdingai atrodė lietuvės net ir tose pralaimėtose rungtynėse prieš Belgiją, tiek abiejose mačuose su tikrai pajėgia Lenkijos komanda tiek namuose, tiek išvykoje. Ir Lietuva po per ilgos pertraukos sugrįžta Europos čempionatą. 10 metų mūsų nebuvo Europos čempionatuose, todėl tai yra ypatinga šventė šį birželį. Ir man birželis yra nuostabiausias metuose mėnuo. Mes galėsim komentuoti kartu. Galima tik priminti, kad Europos čempionato startas jau už 17 dienų ir pirmosios Lietuvos rinktinės varžovės bus Slovėnės. O dar kartu su Lietuva ir Slovenija grupėje bus Italija, Serbija. Dvi komandos keliaus į kitą etapą. Žiauri sistema moterų Europos čempionatuose vis dar nėra išaugusios skaičiaus. Bet merginos visos absoliučiai yra labai pakilios nuotaikos. Vien nuo fakto, kad šiais metais mes pradėjom ruoštis Europos čempionatui žymiai anksčiau. Tai buvo gegužės 12 diena, kada visos merginos susirinko ir tokio ilgo pasirengimo laikotarpio nėra buvę. 10 metų. Erdogan čia dabar pelnė taškus perpus. Sumažkės pasižymėdavo to kamulio spaudimu, to įkyrių darbų gynyboje. Matome, kad ir dabar Turkijos tikrai aktyvios prie žaidėjų su kamulio. Čia Kamilė Natiskaitė. Pirmieji taškai. Ir baudžia varžovų aikštės gynybą, kurią Turkės yra pastačiusios prieš Lietuvą. Na taip, Tautvydai, tikrai nesumeluosiu. Mano kartos Turkijos rinktinė būdavo ypatingai įkyrios kaip erkės. Ir jeigu jau mes su jomis susitikdavom, žinodavom, kad bus spaudimas nuo linijos iki linijos, reikės atsidaužyti, pelnyti taškus ir tai tikrai nebus lengva. Tai manau, jų stilius tikrai nepasikeis. Na, šiandien jos išbandys derinius, įvairias taktikas, bet kad spaus mūsų merginas, tai tikrai.
Ar čia Bilkič dabar vėlė sumažinti stipriai klaidų skaičių, tai jau būtų didelis laimėjimas Viliaus Stanišausko vadovaujamai komandai. Aš labai viliuosi, kad merginos pajaus vieną kitą ir kada tas darbas vyksta mėnesį, pusantro, tai tiesiog širdimi jausti, kur tavo draugė stovi. Ir jeigu tave spaudžia, žinai, kur nusimesti. Ir tie dalykai sumažins klaidų kiekį. Ir tokios varžovės, kurios yra kibios kaip erkės, aš jas taip pavadinau, tikrai padės mums sustiprėti ir pasiruošti čempionatą. Dar pasijungė keletas žmonių į rinktinę, tai norėčiau paminėti Agnę Abromaitę, kuri buvo ne tik rinktinės žaidėja ir daug metų atidavė savo jėgas, o dabar ji yra jaunimo komandomis, taigi tikrai rimta paspirtis Viliui Stanišauskui trenerių štabe. Būtent vakar Gintarė ir labai džiaugiasi, kad štabas yra labai stiprus, mums reikia stiprybės, sveikatos ir sėkmės. O čia puikiai Brigita Sinickaitė į kairę su pražanga. Džiaugiuosi Brigitos augimu. Aš ją matau nuo jaunų dienų ir dabar, ką jį demonstruoja Lietuvos moterų lygoje, Karalienės taurėje, ji yra labai subrendusi ir užaugusi. Ir jos tas ryžtas, drąsa, aš manau, tikrai ji dar parodys, ką gali. Čia Erdogan metimas iš vidutinio nuotolio. Nepavyksta pasižymėti varžoviai. 30 sekundžių ir čia kontrolinės rungtynės, čia papildos pasirengimo rungtynės. Na ir kuo stipresnis varžovas, tuo mums tai geriau. Reikia žaisti su ypatingai stipriomis ir kuo dažniau. Per pasirengimo laikotarpį turėsime 6 rungtynes. 2 su Turkija, po to Trakuose su Švedija 2 kartus žaisime, beje šios rungtynės irgi bus transliuojamos, galėsite jas pamatyti Birželio 5 ir Birželio 6 dienomis vakare. Ir išvykoje su Graikija ir paskutinės berods su Džebri. Tik 2 taškų vertės metimais bei baudomis. Smagu mūsų merginas matyti pirmaujančias ir laukiame derinių. Norisi pamatyti, ką mes žaidžiam, ką planuojam. Ar kaitaliosim gynybą ar ne. Ar bus kokių siurprizų? Perdavimas dabar į kraštą ir metimas iš 3 taškų zonos. Savosios rinktinės atsilikimą, čia giliai pagalba nuėjo Lietuvos rinktinės žaidėjos ir varžovai metė nekliūdama. Sinickaitė. Tuo pačiu. Sinickaitė iš 3 taškų zonos, ten gerai, Labuckienė sukūrė erdvės metimui užtvarą, tačiau pataikyti. Meta tolimų metimų, tai yra skirtumas šioks toks su pirmoju tarpusavio maču, kadangi ten daug dažniau būtent baudos aikštelėje ieškojo laimės Lietuvos rinktinė, mesti 33, 2 taškai ir 16 tritaškų. Šiandien kol kas tiek tolimų, tiek 2 taškų vertės metimų yra labai panašus skaičius. Matyt, yra todėl, kad šiandien 2 žaidėjos, būtent tos, kurios nežaidė pirmosiose rungtynėse, mėgsta tą daryti ir gali tą daryti puikiai. Tiek Justė Jocytė, tiek Kamilė Nacickaitė. Čia tuo tarpu Erdogan. Dar kartą pabandė laimę iš toli. Škaitė žaidžia veidų į krepšį ir Lietuvos. Tai yra labai didelė stiprybė ir kuo įvairesnis žaidimas, tuo sunkiau mūsų merginas dengti. Grigalauskytė dabar dvigubinama apačioje, Sinickaitė, baudos aikštelė, Labuckienė. Gerai numestas kamuolys atgal Labuckienė, kuri tikrai pasižymi gerų vidutinių metimų. Taip. Turgut, siunčiamas kamuolys toliau. Ir visas Lietuvos rinktinės aukštūgės 2 prieš 2 situacijose ginasi vadinamuoju dropu, pasitinka oponentės gana žemai. Turkijos merginų. Matosi šeimos su vaikais. Stambulas didelis miestas. Stambulas didelis miestas. Į visur galima surinkti žmonių. Čia Šventoraitės metimas, pašokinėja kamuolys ant lanko, tačiau galiausiai krepšyje atsiduria. Greiti taškai iš pirmos opcijos surasta aukštaūgė, kuri pasižymi 2 taškų. Manau, o Eglė Šventoraitė tikrai gerai jaučiasi Turkijoje, nes čia žaidusi ne vieną sezoną ir labai tos nuotaikas gerai pažįsta ir manau, jį parodys. Puikiai dabar Šventoraitė uždaro turbūt stiprią kairę ranką, tačiau vis tiek. Vėliau jau Bairam žaidžia iki galo ir renkasi gana lengvus taškus. Gerai, pastaruoju metu kalbame daug apie problemas puolime, tačiau ir gynyboje lietuvės neblizga. Grigalauskytė iš 3 taškų zonos. Čia tiesiog neišnaudota proga ir laisva metė Grigalauskytė iš 2-33-23. 10 taškų skirtumas skiria komandas. Vat ir spaudžia, jau po truputį dvejina, merginos atsipalaiduoti negali. Donskichytė. Skaitė.
Šventoraitės metimas netikslus. Iš vidutinio nuotolio nemažai tų vidutinių metimų atlieka lietuvės, kalbant ypatingai apie priekinės linijos žaidėjas. Tas realizacijos procentas šiandien nėra kokybiškas. Nėra labai puikus. Nes čia būtent tas dalykas ir yra, kad prieš aikštę puolant atsiveria šitą. Šventoraitė. Vanskyhytė. Laura Miškinienė ir Kamilė Nacickaitė. Valio, 3 taškai, labai smagu. Pataikytas antrasis jau Nacickaitės tolimas metimas šiandien. Vėlavo ten prie jos prieiti varžovį ir nubaudė už tai viena iš Lietuvos komandos lyderių. Na taip grubiai. 3 taškai kol kas. Ir jie žaidėjos pozicijoje. Šventoraitė. Na ir keitalioja. Ir dar vienas Kamilės Nacickaitės pataikytas tritaškis, jau trečias šiose rungtynėse. Ir gana lengvai susikuria progas štai taip Kamilė vėl. Iš užtvaros priėmusi kamuolį. Nuostabu. Ir taip gana greitai lietuvės priartėja iki 4 taškų. Jei dabar nepavyksta atsikovoti kamuolio po netikslaus varžovės metimo. Taš. Pati metė, pati pasėmė šį kamuolį. 5 sekundės Turkijos atakai Nacickaitė. Fiksuojama pražanga ir vėl. 2 baudų metimai Lietuvos rinktinės krepšiai. Stiprybė. 1 iš 2 baudų pataikė Bairam. Iki 5. Padėjo skirtumas ir klaidos. Čia tiesiog dovanėlė varžovėms. Na taip, aktyviai spaudžia pastoviai lietuvaitės. Dengti kūnų ir netiduoti tokių lengvų taškų, nes jie yra labai skaudus. Šį kartą mums pasisekė. 12 kamuolių yra praradusios lietuvės. Čia dar vienas netikslus. Tolimas metimas. Visiškai laisva. Metė, neįkrito, bet proga buvo gera. Viena aukštų penketų žaidžia Lietuvos rinktinė. Dabar vėl perimanti kamuolį iš varžovių. Ir Vėluskytė 4 pozicijoje. Šventoraitė vidurio puolėjas. Taip, 3 aukštaūgės aikštelėje. Reikia išsibandyti ir tokį variantą, labai teisingai. Sinickaitė. Iš 3 taškų zonos. Netikslus metimas, dabar skubėti nereikėtų. Na, Kamilė Nacickaitė paskubėjo. Šį kartą viskas baigėsi gerai, kadangi kamuolys atsikovotas. Sinickaitė. Ir štai taip, uždaromas antrasis rungtynių. Nerungtyniavo, nors prieš tai rungtynėse buvo viena iš Lietuvos puolimo lyderių, vėlgi. Treneriai bando kitus, penketus bando kitas žaidėjas. Zapotkaitė tikrai gerai užsirekomendavo tose pirmosiuose tarpusavio rungtynėse su Turkija. Eglė puikiai snaiperė, to tikrai nieks netims. Ir žaidė tame mače 24 minutės, pelnė 9 taškus, surinko 10 naudingumo balų. Na ir ženklų matosi, kad po įmesto metimo Turkijas rodo dvejetą, tai reiškia stojame į aikštės gynybą. Ir vėl, ta aikštės gynyba. Reiškia, mūsų merginom reikia greitai susiorientuoti, priimti sprendimą, ką mes žaidžiame ir išsimesti. Ir labai spaudžiasi kamuolį Turkijos gynyboje. Šį kartą iš 3 taškų zonos pataikyti nepavyksta. 7 taškai skiria komandas. O mes, ko gero, šiandien dar aikštės gynybą nesigynėme, visą laiką asmeniškai. Taip, Lietuvos rinktinė, aišku, galbūt negali skūstis pataikymo procentais, 3,33 procentai baudas, 39. Čia varžovės atliko 5 metimais daugiau, Lietuvės atliko 31 metimą, varžovės 36 ir tai yra pagrindai iš klaidų. Lietuvės praranda kamuolių daugiau, Nacickaitė. Dabar turėjo neblogą progą, jie pasinaudoti nepavyksta. Na, bet ir matosi, kad Turkijas įgavo antrą kvėpavimą ir jos ima spausti mūsų merginas nuo linijos iki linijos. Jau taip lengvai nebeišsivarysim, turim įdėti jėgų. Na, Šventoraitė ten vėl gynėsi gana arti krepšio ir varžovė Erdogan. To pasinaudojo vidutinis metimas, o čia labai kieta pražanga prieš Šventoraitę. Galima būtų galbūt ir apie... Mūsų ekranuose trumpam buvo ir Turkijos moterų rinktinės vyriausiasis treneris. Kremas Memnunas vadovauja eilę metų Turkijos moterų rinktiniai 9 taškais. Pirmauja jo auklėtinės dabar, čia metimas iš 3 taškų zonos ir Turkija savasias progas šiandien išnaudoja gana efektyviai. Dar vienas tritaškis, kuris pasiekė tikslą dabar. Ir vėl atitrūksta jos nuo mūsų merginų. Turbūt dabar ir didžiausia 12 taškų atskirtis. O čia tai
ką norėtųsi matyti išskyrus netikslų metimą, tačiau greitai pavyko užpulti lietuviams. Ten Labuckienė atsidūrė po krepšiu laisva, pataikyti nepavyksta, bet bent jau pavyko greitai nubėgti į varžovų aikštės pusę. Per apačią lenda Donskichytė prieš varžovų gynėją su kamuoliu. Bilgič, čia dar vienas metimas iš toli, kuris skrieja pro šalį, Labuckienė nepavyko. Na taip, tas epizodas Aktyv Vilnius arenoje buvo įspūdingas. Ir dalinosi ir pilnas Instagramas, Facebookas, kur tik pasižiūrėsi ir mūsų merginos. 9 baudas, nes lietuvių pataikymas geresnis. Lamboglų pataikė vieną baudą iš 2, čia vėl. Analizė gera, kad taptum tik tai geresnis vėliau, tai šitos rungtynės tikrai duos daug naudos. Donskichytė dabar su kamuoliu kitoje aikštės pusė. Įvestas kamuolys Šventoraitė, arčiau krepšio. Nugarė Šventoraitė kokybiškai tikrai sugeba žaisti ir dabar atšokdama atgal. Aukštaūgė pasižymi taškais. Pagaliau žaidimo pavyksta kažką pelnyti Lietuvos rinktinei po pertraukos. Klampus, sunkus krepšinis kol kas Stambulė šiandien. Nes drįsčiau sakyti, kad turkės ypatingai giliai eina į pagalbą ir už tai jas reikėtų bausti taikliais metimais. Maškonytė atsiskaitė iš toli greitoje atako ir tai yra būtent tas žaidimas, kurio norėtų. Tikrai netimsim. Ta jos turi. Donskichytė. Rizikingas perdavimas, kur vėlgi. Darant video peržiūrą, nemanau, kad bus paglostyta už šį perdavimą Donskichytė, tačiau viskas baigėsi gerai. Eglė Šventoraitė. Trečiajame kėlinyje tampa viena. Tai, kad bus 2 taškai. Apskritai Lietuvos rinktinė išsiskiria tuo, kad visos aukštaūgės yra su minkštu metimu. Jeigu kalbėsime apie Labuckienę, apie Šventoraitę, apie Miškinienę, visos jos yra pavojingos ir toliau nuo krepšio. Čia pražanga. Man pasirodė lyg ir toks. Lyderių. Erdogan. Vėl spaudžia mūsų merginas per visą aikštę. Maškonytė. Reiktų vengti skersų tokių neparaštų perdavimų, kurios... Vėl bandymas įvesti kamuolį Šventoraitai. Gerai, kad kurio laukia. Raktas, kuriuo turkės yra priekyje. Pradėjo mačą jos gindamosios asmeniškai ir galima prisiminti, kaip lengvai po užtvarų prasiverždavo lietuvės į baudos aikštelę, kaip rinkosi taškus. Iš po krepšio čia pražanga puolime. O mums gera pamoka, turim prisitaikyti, kaip pereiti, kaip surasti teisingus sprendimus, kur užsiimti vietą, kad prieš aikštės gynybą galėtumėm atakuoti teisingai. Puikiai. Ir čia Justės Juocytės meistriškumas. Pasirodė Lietuvos rinktinės penkete ir Gerda Ralušaitytė. Visai neseniai. Pirmoje rungtynių pusėje jį nerungtyniavo. Na ir tikrai 3 aukštaūgės aikštelėje. Mūsų labai aukštas penketas, sakyčiau. Taip, ne pirmą kartą Vilius Tamašauskas bando žaisti didesniu penketuku. Tikrai turime ūgio pranašumą nemažą. Žiūrovės, kaip ir aš, komentatoriai ir žiūrovė. Bet vis tiek meilė krepšiniui niekur jos iš širdies neišrausi. Čia, atsiskaitė. Juocytė. Vėl aikštės gynyba. Tas labai, ta aikštės gynyba, reikia pažymėti, yra aktyvi, su žaidėjom išeinančiam aukštai. Puikiai, puikiai. Ir vėl Šventoraitė. Išnaudoja. Trečiajame kėlinyje Eglė Šventoraitė arčiau krepšio Lietuvos rinktinė. Geros pamokos, aš manau, labai vertingos rungtynės, permainingos su gynybų keitaliojimu. Tai yra tai, ko mums reikia, būtent pasirengimo etape. Atsiskaitė, atkovotas kamuolys po netikslaus varžovės metimo. Ir vėl Šventoraitė norėjo kamuolio, čia Ralušaitytė surasta pražanga ir geras, dabar jau tikrai geras, aštrus perdavimas. Viena iš tos jaunosios, dar karto žaidėjų, kylanti krepšininkė. Viskas dar jai prieš akiją. Gaila, baudas skrieja pro šalį, tiesa, po turkių atakos turėtų likti laiko pakankamai ir lietuvių atsakymui. Puikiai Kamilėna atsiskaitė, čia dabar gynyboje atkirto nuo kamuolio Kurtulmuš. Mairam, Turgut arčiau krepšio. Ir puolime atsikovoja kamuolį aukščiausio varžovų komandos žaidėja bei keliaus mesti baudų komandai. Ir Turkijos čempionate turi mažesnį nei 4 taškų vidurkį, dabar pataiko vieną baudą iš 2 jie.
ir lietuviams. Galimybė vėl užbaigti kėlinį sėkmingiau. Antrąjį ketvirtį Sinickaitė užbaigė 3 taškų, dabar galbūt Nacickaitė pavyks padaryti tą patį. Taip, šaunu. Ir Kamilės 3 taškų atsilikimą, taigi niekas dar tikrai neprarasta. Taip, didžiąją dalį rungtynių reikia vytis varžoves, bet tas kovinis atstumas, kaip sakoma, yra išlaikytas. Tas ir yra svarbiausia, manau. Topuz, toli nuo krepšio, be abejo, iš aukštų ūgį nėra itin pavojinga. Šventoraitė tai puikiai supranta laiko atstumą. Keičiasi ginamosiomis Šventoraitė, lieka su Turgut. Ir gerai, gynyboje sustovėjo Eglė Šventoraitė tiek kojomis, tiek rankomis. Išlaikė gerą distanciją, uždengė varžovę įmetimo trajektoriją. Ir iškart užsima padėti puolime. Šventoraitė prieš Topuz. Greitesnė yra be abejo Šventoraitė, tačiau šį kartą pati atsiprašo komandos draugių. Puikiai viską padarė, tą daro dažnai ir gerai, bet šį kartą tiesiog pabėgo kamuolys. Bairam nori žaisti 1-1, nugarą prieš Nacickaitę ir pražanga išprovokuota. Nemažai bandymų kamuolį įvesti, arčiau krepšio. Čia, Justėjocytė, atkovotas kamuolys po netikslios antrosios baudos. Na ir organizuosimės prieš asmeninę gynybą, nes būtent po pramestų metimų taip ginasi Turkis. Nacickaitė iš 3 taškų zonos ir dar vienas Kamilės pataikytas tolimas šūvis. Pavyksta pasižymėti jai. Čia Kamilės braižas yra. Kartais gali būti visiškai netikėtai. Ir jau 5 tritaškus yra pataikiusi Nacickaitė šiandien. Labai solidu. Vos 3 taškų skirtumas. Prašo dabar kamuolio arčiau krepšio Šeneriuk. Ir susikūrė erdvės metimui. Pataikyti nepavyksta, antrasis šansas. Pašokdinta ten Maškonytė. Svarbu nešokti prieš metimą, nekilti į orą, nes tuo metu Turkis tiesiog prasiveržė. Turgut geras ten Raulušaitytės stantas, gera pagalba, tačiau pavyksta Turgut prasiveržti, Turkijos rinktinės kapitoniai ir Nacickaitė įveikta, buvo 1-1. 5 taškų skirtumas, jis tikrai yra pavėjamas. Reikia organizuoti. Varžovės. Taip, dabar atsilaisvina Justėjocytė. Jos metimas iš vidutinio nuotolio. Pati susikūrė situaciją, gavo gerą užtvarą ir pelnyti 2 taškai. Turgut. Dar vienas varžovų bandymas iš 3 taškų zonos. Šeneriuk nepavyksta pataikyti. Per grubiai. Pelnyta pražanga. Komandiškai esame surinkę. Toli, atšoka kamuolys. Po netikslios baudos. Ir Turkija rezga savo ataką. Turgut. Pasitinka arčiau krepšio Miškinienė. Palieka erdvės šiek tiek daugiau ir taiklus metimas. Ir vėl, būtent mano minima Turgut. Baudžia Lietuvos rinktinė, vėl skirtumo šoka iki 8 taškų, kelis kartus pavyko sugrįžti panašiose situacijose. Galbūt išvysime ir dar vieną spurtą, tačiau bent jau nuo šios atakos jis prasidės. Dar viena klaida ir dviženklis pranašumas, kurį turi šeimininkės dar kartą. Jocytė, netrukus vėl mes į kovą Vilius Stanišauskas. Škaitė, gaus Miškinienė. Na ir išvada tokia, kad neturi teisės pagauti kamulio, jeigu nematai, kur jį nusimesi. Irgi, čia yra geležinė taisyklė. Nacickaitė nepataiko iš toli, tačiau antrojo šanso taškus dabar jau pelno ir Lietuva. Labai dėkingai nukrito kamuolys. Vėl iki 8, mažėja skirtumas. Na ir lieka 3 minutės 30 sekundžių iki rungtynių galo. Ir Turkija šiose rungtynėse yra susiaurinusi. Rotacija lyderės žaidžia tikrai daug. Ta pati Turgut 25 minutės, Bairam 26. Ir dar vienas taiklus tolimas metimas. Maksimaliai komplikuojantis Lietuvos situaciją. Ir taip, Bairam užmindama, nes 2 taškų vertės metimas. Iki 10 taškų didėja skirtumas. Pražanga prieš Labuckienę. Giedrė galės pelnyti. Smagesnis rezultatas būtų rungtynių pabaigoje. Dabar pačias lietuvės pabando paspausti, tačiau Turkės labai lengvai su tos spaudimus susidoroja. Ir puikus pavyzdys, porą tikslių perdavimų ir šitos presingo nieko nelieka. Lietuvės vargsta gerokai daugiau. Čia reikėtų atkreipti dėmesį ir padirbėti. Na, Bairam. Tiksi laikas, 3 sekundės, 2-1. Ir nesusikūrė metimo Turkės, čia jau po laiko atliktas metimas.
Toks epizodas šiose Geras rungtynėse. pavyzdys. Kaip reiktų gintis? Jocytė. Buckienės užtvara ir taip, reikia atakuoti, to bus tokioje situacijoje. Užtvara, Jocytė gauna laisvą metimą iš vidutinio nuotolio, kadangi Turkija nepakyla, tačiau pataikyti jūs tai nepavyksta. Turgut. Na, kažin, ar Turkija skubės. Turi 8 taškų persvarą. Organizuos matyti ilgesnės atakas. Dabar 2 prieš 2 žaidžia Turkijas ir labai paprastai, elementariai pick and rollas, aukštūgiai besileidžiant arčiau krepšio ir topus taškai. Vėl, grąžinantis dviženklę persvarą šeimininkėms. Jocytė. Dabar asmeninė gynyba jau taiko varžovės ir po savo sėkmingos atakos. Topus yra pakilusi aukštai prieš Labuckienę. Ir vėl kokia perdavimo linija nuspėjama ir lėtas perdavimas, kurį Turkijas paverčia dar vieną Lietuvos rinktinės klaidą. Dar vienas akmuo į mūsų daržą. Ko reikėtų nedaryti? Topus, aukštūgės, perdavimas įkertančiai komandos draugiai. Na, tų įkirtimų be kamulio. Daug. Turkų žaidime tikrai nemažai, lietuvių žaidime. Galėtų būti daugiau. To matėme labai minimaliai. Na, bet geriau kamuolys į autą, kai laimime 10 taškų, negu kažkur varžovėms rankas. Na, dabar galima išsikelti minimalų uždavinį, nepralaimėti daugiau negu kad laimėjome. Beje, rezultatas labai panašus, šiandien atsiskaitė, štoli netiksliai, pirmosios rungtynės baigėsi 71-63. Lietuvių naudai, dabar 71-61 pirmauja Turkės. Visgi pražanga, galvau, negi nenušvilps. Ir dabar birželio 18 dieną mūsų laukia Europos čempionatas, jį be abejo bus galima stebėti tiesiogiai. Ir pirmosios rungtynės su Slovenija. Na, birželis tikrai tiems, ko reikėtų siekti, tai yra tikrai didelė šventė moterų krepšinio bendruomeniai. Ir turint omenyje, kad 10 metų praėjo nuo pastarojo dalyvavimo Europos čempionate, tikrai reikia džiaugti šią progą, kad vėl turime Lietuvos moterų rinktinę tarp stipriausių 16 Europos rinktinių. Mes ten turime būti. Manau, bus geras brandolys. Čia galimybės šiek tiek dar priartėti ir pavyksta pataikyti Miškinienei. Jos tritaškis šiek tiek mažinantis Lietuvos rinktinės atsilikimą. Šansų pakovoti dėl pergalės galbūt ir nėra, tačiau žaidžia iki galo. Be abejo, Lietuva. Erdogan. Sakyčiau, labai vertingos rungtynės pasirengimo procese, kad žinotum, kaip judėti tolyn. Na ir taip, Turkijas išryškino tą pagrindinę Lietuvos rinktinės problemą, kurią reikia taisyti, kurią reikia gerinti ir laiko dar tam yra, o čia atsiskaitęs taškai. Gražiai. Ir tokio greito žaidimo, tokio gero perėjimo, sklandaus perėjimo. Reiškis galim. Ir į varžovų aikštės pusę tikrai trūko šiandieną. Labai gražiai ta rungtynės baigėsi. Taip, Turkijas atsirevanšuoja. Lietuvos rinktiniai belieka sužinoti galutinį rezultatą. Čia dar rengia išpuolį varžovės, tačiau galima užfiksuoti, kad susitikimą Lietuva